Pratimas atjaunėti ir pailginti gyvenimą. Kai jūs nusiteikėte pereiti į naująjį laiką, prasideda jaunėjimo procesas. Žinoma, jis trunka ne vieną savaitę ir ne vieną mėnesį. Kiekvienam žmogui būdinga individuali perėjimo trukmė. Atjaunėjimas reiškinys lydintis didžiojo perėjimo procesą. Jis prasideda, kai aktyvuojasi DNR spiralės, kai pradedama šviesėti, kiekviena siela šią vystymosi stadiją praeina savaip, priklausomai nuo išsivystymo laipsnio. Jums būtina nesipriešinti tam, kas vyksta su jūsų kūnais. Pasiekusios tam tikrą išsivystymo lygį, ląstelės darysis šviesesnės, jaunesnės. Jos sieks grįžti į savo pirminę būseną. Jūsų organai ims valytis, vaduotis iš senų šablonų ir atgauti savo ankstesnės savybės. Jūs galite paspartinti šį procesą. Pavyzdžiui, galite imtis pranajamos kvėpavimo pratimų. Su šiais kvėpavimo pratimais galima susipažinti daugelyje jogai skirtų knygų ir rytų medicinos vadovėlių. Šiuos pratimus atlikite kuo dažniau. Po kurio laiko pasijusite daug sveikesni, stipresni. Galimas daiktas, pratimai paskatins imtis kitokių kūno ir sielos valymo procedūrų. Gali kilti noras išvalyti savo būstą nuo senų baldų, kitų nereikalingų, pasenusių daiktų, kurių tikrai neprireiks naujame gyvenime. Kalbėkite su savo ląstelėmis, siųskite jums meilės žodžius. Jos ištroškia bendrauti su jumis, nes juk nuo jūsų priklauso, kaip jos gyvens toliau, kas su jomis darysis. Atsiminkite, kad esate nuostabus Dievo tvarinys, jums numatytas svarbus vaidmuo Dievo planuose. Raskite laiko ir įsižiūrėkite į savo kūną. Negailėkite laiko kiekvienam organui. Pasistengkite patirti, kas ten vyksta. Iš ten, iš kiekvieno organo, jūs galite aplankyti jo ląsteles, suprasti, kaip jos sudarytos ir pagal analogiją suprasti, kaip sudaryta visata. Kalbėkite su organais. Paklauskite, ką galite padaryti dėl jų. Gal kuriam nors iš jų trūksta vienos ar kitos spalvos? Gal nepakanka saulės šviesos ir energijos? Gal jos tikisi daugiau dėmesio ir rūpesčio? Dėmesio koncentracija į vieną ar kitą organą, jo ląstelę, tai puikus būdas susipažinti su savo kūnu. Daugelis jūsų skiria per mažai dėmesio savo fiziniam kūnui. Tai neleistina. Juk kūnas svarbiausias jūsų partneris čia, žemėje. Pasirūpinkite savo kūnu. Atkreipkite dėmesį į mitybą. Daugelis visiškai negalvoja, ką valgo. Labai tikėtina, kad iš įpročio kiekvieną rytą valgo tą patį. Klauskite savo vidinį aš, ko reikia jūsų organizmui, ką valgyti per pusryčius, ką per vakarienę. Jūsų organizmas tarsi mažytė asmeninė visata. Ir gal kiekvieną rytą jam reikia ko nors naujo. Visą tai galima ir reikia derinti su savo aukštesniuoju aš. Valgykite tai, ko iš tikrųjų reikia jūsų kūnui. Atsikratykite šablonų, diktuojančių, ką privalote valgyti rytais, o ką per likusią dieną. Būkite atsargūs su saldumynais. Sąmoningas, išmintingas maisto produktų pasirinkimas labai palankiai veikia jaunėjimo procesus. Tvirtai įsidėmėkite tai. Gal kartais suvalgote daugiau negu reikia kūnui. Kartais norisi valgyti net ir tada, kai alkio jausmas jau numalšintas. Tada verta pasakyti sau,
sustok ir paklausti visatos, ko dar reikia mano kūnui. Kreipkitės į visatą ir ji padarys taip, kad gausite tik tokį valgį, kurio labiausiai reikia. Tai, kas pasakyta apie maisto medžiagas, tinka ir mineraliniams medžiagoms bei vitaminams. Jūs galite padaryti pratimą amžinos jaunystės erdvė, grąžindami save į būseną be amžiaus koordinačių. Ilgainiui galite paversti šią būseną įprastinę. Taip pat galite garsiai ar vidinę kalbą reikšti ketinimą pailginti gyvenimą. Tam atlikite tokį afirmacinį pratimą. Atsisėskite ir atsipalaiduokite, kad niekas neblaškytų jūsų dėmesio. Atpalaiduokite kiekvieną kūno dalelę. Pradėkite nuo veido. Atpalaiduokite kaktą, skruostus. Nesukaskite dantų. Atpalaiduokite sprandą, kaklą, pečius, rankas, rankų pirštus. Nesugniaužkite pirštų į kumščius. Pajauskite, kaip atsipalaiduoja krūtinė, pilvo bambos sritis, pilvo apatinė dalis, kojos, pėdos. O dabar 3 kartus giliai įkvėpkite ir iškvėpkite. Nukreipkite dėmesį į savo vidų. Po to, tarsi iš šalies, pažvelkite į savo kūną dvasios akimis su meile ir rūpesčiu. Pasakykite savo organams ir organų ląstelėms, kad labai jas mylite. Pažadėkite nuolat jomis rūpintis. Tarkite, mano brangiosios ląstelės, aš ir jūs esame vienis. Mano dvasia ir mano kūnas, mes esame vienis. Mes visi esame dieviški. Prašau jūsų priimti savo dieviškumą ir patalpinti jį į kiekvienos ląstelės genetinę molekulę. Mes jaunėjame. Mes atkuriame idealios sveikatos būseną. Mes sveikstame ląstelių lygmenyje. Vaizduotės ekrane išvyskite, kaip kiekvienoje jūsų ląstelėje įsižiebia skaisti dieviškos energijos kibirkštis. Netrukus skaisti šviesa pripildo visą kūną.
kreipkitės į aukščiausiąjį. Brangus Kūrėjau, aš reiškiu tvirtą apsisprendimą atjaunėti, pasveikti, pailginti gyvenimą. Aš nusiteikiu gyventi kuo ilgiau. Aš nusiteikiu kuo geriau ir pilniau vykdyti savo dvasios uždavinius, savo misiją šioje žemėje. Aš nusiteikiu patirti kuo daugiau džiaugsmo, laimės, pasitenkinimo gyvenimu, likdamas šiame pasaulyje ir šiame kūne. Tebūnie taip. Taip kalbėti su savo ląstelėmis galima kasdien. Nusiteikimą pailginti gyvenimą taip pat galima kartoti daug kartų.